Kadangi Lietuvoje kelių būklė yra tragiškai bloga, visi supranta, kad juos reikia sutvarkyti. Todėl Susisiekimo ministerija buvo nusprendusi išplėsti kelių tinklą. Iš visos vyriausybės Žemės ūkio ministerija liko vienintelė, kuri nepritarė šitai užmačiai. Todėl Susisiekimo ministerija numatyto tinklo plėtrą sumažino 70%. Ir liko tik tai 30% iš to numatyto. Kitas dalykas, dar ką pavyko pasiekti. Su Susisiekimo ministerija pasirašom protokolinį susitarimą, kad kelių mokestis būtų mažesnis tiems, kurie gabena pirminę žemės ūkio produkciją. Ir tie subjektai, kurie užsiema žemės ūkio veikla. Kadangi kelių mokestis susidės iš keletos dedamųjų, CO2, infrastruktūros, akustinė ir taip toliau, tai žemės ūkiui liktų tik tos, kurios yra privalomos ir kurių negalima atsisakyti įgyvendinant ES direktyvą. Tai viskas yra daroma, Žemės ūkio ministerijos pozicija yra ta, kad nedidinti žemės ūkio produkcijos, žemės ūkio žaliavų gamybos savikainą.